Kaip aš mėgstu sakyti, nauja diena, naujas lopas. Sveiki. Šiandien mes turime rugsėjo 8 dieną, sekmadienis. Ir tokį norėčiau turbūt čia daugiausia dėmesio būtent šiame vloge skirti tam faktui, kad aš kraustausi. Ne iš proto, nors pavadinimas kalba apie kitą, bet kraustausi į Vilnių. Ir jau nuo kito savaitgalio oficialiai, manau, galėsiu sakyti, kad gyvenu Vilniui. Aišku, savaitgaliais grįšiu čia, nes šeima, ir čia ne kažkoks Kaunas, nes iš tikrųjų, jeigu aš įstočiau Kaune, tai aš manau, kad gal kartą per mėnesį čia važiuočiau, nes tikrai kur kas ilgiau. O į Vilnių tai iš tikrųjų valandą laiko, tai netiek daug. Ir dabar kepu tokius blinelius ten su cukinijom, su morkom, bulvėm. Ir dar noriu šiek tiek paspręsti, nes prasidėjo anatomija. Ne, šiaip paskaitos dar neprasidėjo oficialiai, rytoj prasidės jau paskaitos, tačiau jau pradėjau po truputį mokytis visokių žodžių, pavyzdžiui, galva, kaput, man labai šitas patinka, mano galvai galva, if you know, you know. Tai dabar noriu biškai paspręsti dar tokių, nes pasidariau flashcards planšetę, labai patogus dalykas, tikrai visiems rekomenduoju flashcards, nes iš tikrųjų, ne visur galima jas nešioti, o ten, pavyzdžiui, planšetę paėmei ir netgi autobuse kažkokiame važiuoja ir gali spręsti ramiai. Tai dabar biškai paspręsiu, iškepsiu iki galo tos blinelius ir prasideda nauja savaitė, beveik. Pradedam nuo sekmadienio, bet užtruksim visą savaitę. Pavargau, bet esu patenkinta. Nauja diena, gerai, aš šitą nebesakysiu. Taip, šiuo metu atrodo mano lova, nes kaip ir galėjote suprasti iš pavadinimo, aš kraustausi. Apie praeitus kadrus šiek tiek vėliau, galbūt jau rytoj, kai būsiu bute. O dabar reikia viską supakuoti. Iš tikrųjų labai daug minčių. Labai baisu, nors gyvensiu netoli, kaip ir nuo namų, valandą laiko važiuoti, bet vis tiek gyventi vienai, tai toks scaring dalykas, nors iš tikrųjų, jeigu taip pagalvoti, tai aš turiu pažįstamų, kurie išvažiavo kur kas toliau, ne tai, kad į kitą miestą, į kitą šalį, į kitą kontinentas, ar jie čia taip, ar yra toks žodis, nes lenkų kalboje yra, rusų irgi, ne, man atrodo, kad ne. Žodžiu, į kitą pasaulio kraštą ir aš galvoju, Julė, tau valandą laiko iki namų. Čia ne taip baisu, tai žodžiu, reikia krautis daiktus. Sumečiau čia viską, ką pamačiau iš tokių svarbesnių dalykų. Ir rytoj jau išlėkiu iš šito kambario. Nors, aišku, aš grįšiu savaitgaliams, bet vis tiek. Man patinka tas vaibas. Taigi, šiaip šitas vlogas išeis kaip ir iš 2 savaičių maždaug. Pradėkime nuo bėgimo. Aš pradėjau bėgioti ir baigiau bėgioti, nes turėjau vieną įvykį. Iš tikrųjų turėjau mental health breakdown. Aš jau galvojau nutraukti sutartį studijų, nes tiesiog
yra tokia problema, kad jeigu atsitinka kažkokia viena situacija pakankamai bloga, man asmeniškai kažkam jį nesukeltų visiškai jokių. Taip, man ne 2 valandą, man 4 paskaita. Tai tiesiog, kad užpūdo visos emocijos ir atrodo, kad viskas blogai, nes iš tikrųjų tik viena problema, kuri jau yra išspręsta, ačiū Dievui. Tai žodžiu, verkiau daug, nes man buvo baisu, kad aš negalėsiu čia mokytis dėl to, kad, žinote, tas pirmakurso pirmas mėnuo, kai tau atrodo, kad tu maks kvailas, kad tu nieko nesupranti ir tau atrodo, kad visi tavo grupiokai labai protingi, o tu labai kvailas. Tai jo, ir man buvo šiaip baisu netgi čia kraustis, nes labai keista, kad nieko nebus, iš tėvų. Nes aš negaliu pasakyti, kad aš nesu savarankiška, kad aš nemoku savo kažko pagaminti. Tiesiog, pavyzdžiui, kai reikia pirkti maistą, aš neperku. Aš gaminu iš to, kas yra. Tai, kas yra mano šaldytuve, tai tragedija. Kol kas, tikiuosi, kad ne visada tai bus. Ten, žinote, dešrelės, kiaušiniai, viskas. Ne, 2 jogurtai. Ir dar kažkas yra. Ten pomidorai, agurkai. Bent kažką, jau galima kažkas sugalvoti. Ir tiesiog labai daug informacijos. Kartais atrodo, kad labai daug nereikalingų dalykų, nes aš galvoju, kad mokykloje pasibaigė tas dalykas, kad, pavyzdžiui, aš turiu kažkokią istoriją, kuri man nereikalinga, man ji neįdomi. Ir viskas. O čia vis tiek tokie dalykai yra. Tai kol kas valgysiu knorą, nes aš tikrai nieko dabar nepadaryčiau, nes turėjau paskaitą. Valgysiu knorą ir dar reikia, šiaip labai daug ko reikia padaryti. Man reikės peržiūrėti paskaitą iš biochemijos, man reikia pasikartoti terminus, nes šiandien turėsim kontrolinuką iš lotynų kalbos. Man labai patinka, kaip dėstytojai sako, ten nekontrolinis arba koliokviumas. Kontrolinukas, ne kontrolinukas, 10 minučių kontrolinukas, 10 žodžių iš lotynų kalbos. Mes mokomės 25 žodžių maždaug ir čia jau toliau, kaip išmoksi, papuls 10 kažkokių žodžių iš šitų 25. Ir toliau dar peržiūrėti biochemiją, turėsiu ir šitą paskaitą iš histologijos, bet čia rytoj, iš anatomijos, man atrodo, irgi dar nereikia tą paskaitą, bet reikia vis tiek pasikartoti, pasimokyti terminus iš histologijos, tas kaput, kolium, trunkus, visas tas kamienas, toraks, krūtinė, kas ten, dexter dešinė, sinister kairė, ir ten toliau labai daug visokių šitų slankstelių, ten vertebra cervicalis, vertebra kokcygė, vertebra sakralis, vertebra lumbalis, žodžiu, labai daug visko. O mokomės mes per lotynų kalbos paskaitas, nes čia iš lotynų, čia lotynų kalbos žodžiai, medicininiai terminai, bet jie iš anatomijos. O iš lotynų kalbos man reikėjo, pavyzdžiui, išmokti ten draudžių, tai veto, iki graikų kalendoriaus kalendars grekas, kad, tipo niekada, dar reikšmį reikia žinoti, tokia, kaip čia pasakyti, ne oficiali kaip žodynė, o tiesiog kam tai yra naudojama. Pavyzdžiui, iki graikų kalendoriaus, atsiprašau. Tai kad tiesiog niekada, kada iki graikų kalendoriaus. Ten alibi, alias, etc. Ir tai, kas liko, ATC, kaip anglų kalboje yra rašoma. Šiaip šitas terminas man asocijuojasi su to dalyku, kad kai tu rašai kažką prezentacijai ir rašai ir taip toliau, nes tu nieko daugiau nežinai. Ten šitas ir taip toliau. Bet iš tikrųjų nieko kito nėra. Tai va, ir dar reikės, aš nežinau, aš labiausiai bijau būtent biochemijos ir histologijos turbūt. Anatomijos kaip ir nebijau, nes nežinau, aš nieko apie dėstytojus negaliu tikrai sakyti, nes turėjau tik po vieną paskaitą gyvą. Tai, bet tiesiog kai kurie dalykai labai gąsdina. Ten visa embriologija, ten tas
periometrius, endometrius, myometrius. Endometrius tai gimdos tas sluoksnis yra funkcinis ir bazinis. Funkcinis atsisluoksniuoja menstruacijų metu, bazinis ir ten yra spiralizuotos, man atrodo, kraujagyslės, plorusis audinys, statusis epitelis jį dengia. Po to, čia atrodo, iš tikrųjų, kartais aš pagalvojau, kad kaip ir aš kažko žinau, bet vis tiek jaučiuosi taip, lyg nieko nežinoti. Gerai, aš valgysiu ir kartuosiu lotynų kalbą, nes aš matau, kad jau 6 minutės, o aš norėčiau ten vlogo iki 15, tai nemanau, kad išės iki 15, nebent aš čia jau beveik nekalbėsiu, tai gal kažkur pabaigoje ir tiesiog parodysiu būtent dieną, kad aš nekalbu, o tiesiog rodau, ką darau. Trečia diena, kaip aš bute viena ir jau, sakykim, taip, priėmiau labai netikėtą, gal greičiausiai daugumą sprendimą, bet aš jo patenkinta. Šiuo metu aš tikrai jo patenkinta, mano artimieji jo patenkinti ir apie tai aš nufilmuosiu atskirą video. O dabar valgau pusryčius bute. Gerai, viskas. Daugiau apie butą negalim pasakoti, čia nereikia. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, nes aš nemanau, kad čia yra prasme kažką per daug filmuoti, kad čia išeitų pusvalandis. Tai ačiū, kad skirėte laiko, ačiū, kad tiesiog pabuvote, pasiklausėte. Ir iki pasimatymo, nežinau, ar tai bus naujas vlogas, ar tai bus naujas video su ta tema, apie kurią norėčiau pakalbėti, bet iki pasimatymo.